Sveiki, šiandien aš jums pristatysiu Monster High žurnalą. Aišku, ne šitą. Tik pirmiau noriu paprašyti, kad jūs padarytumėt 5 dalykus po šito video. Pirmas. Jei šis video nesurenka daugiau negu 15 laikų, aš nufilmuoju keletą žurnalų ir viskas. Jei jis surenka daugiau, nufilmuoju visus žurnalus, kuriuos turiu, nes turiu iš 2014 metų. Antras dalykas, prašome būtinai dėti like. Trečias dalykas, į komentarus rašote, ar jums svarbu, kad būtų prie žurnalo, kad filmuočiau priedą, ar nesvarbu. Ir aišku, penktas dalykas, tiesiog rašote pasiūlymus, klausimus ir į klausimus aš atsakysiu savo komentaru. Rašote pasiūlymus apie monstrių video ir jei kažko norite, kad aš kažkokį video nufilmuočiau, tai tikrai nufilmuosiu ir parašysiu ačiukas. O dabar pristatau naują žurnalą. Ir Monster High žurnalas ir dabar aš jį jums pristatysiu. Čia yra 2014 metų pirma serija. Čia matote, yra parašyta Monster High, kraupiai kerinti monstrų klasė. Paskui čia yra parašytas, priedas. Kas yra priedas? Ir priedas yra rašiklis su 2 pakabučiais. Dabar pašnekėkime apie rašiklį. Šitas rašiklis yra štai su Draculaura, Frankiu ir Claudine. Tada čia yra 2 pakabučiai. Tai yra kaukulytė ir žaibas. Štai. Ir šitas rašiklis turėjo taip pat kapsulę, kur yra ne mėlynos spalvos, o violetinės. Žurnalas tai jau šiek tiek pašnekėjome. Čia yra parašyta dar kraupūs komiksai, mirtini galvosūkiai, naujiena. Kadangi čia pirma serija, susipažink su Twilight. Gerai. Verčiame pirmą puslapį. Čia yra... Štai, čia yra turinys, galima taip sakyti. Štai čia yra monstris. Paskui čia yra, ten konkursas. Ten kas laimėjo, kad Draculaura iš 13 norų. Tada susipažinkime su Twilight. Štai, matote, yra 15. Čia galite šiek tiek paskaityti. Gerai, paskaitysiu Žudanti silpnoji vieta. Aš tragiškai drovi. Mėgstamiausias užsiėmimas, man patinka gauti žmonių slogučius. Erzinantis dalykas, kai kiti monstrai nesupranta, kodėl noriu padėti žmonėms. Mėgstamiausia pamoka, žaviuosi psichologija. Nemėgstamiausia pamoka, retorika. Mėgstamiausia spalva mėlyna violetinė. Maišyta. Mėgstamiausias patiekalas, žinoma, slogučiai. Augintinis dulkių kamuoliukas vardu Dastikas. Toks kaip triušis ir geriausios draugės Paulina Wolf ir Spectra Wondergais. Taip, čia yra orakulė. Čia yra Frankio, čia yra Draculaura, Laguna ir Claudine. Tada yra patarimai, kaip daryti siaubingą poveikį. Tada yra kraupus komiksas ir savo kūryba. Frankė susikuria netikrą vaikiną, kuris paskui atgyja ir tai yra pabaiga. Tada yra tikras testas. Ar esi didelė savimylė? Štai mano yra drąsi laisvūnė. Padariau testą. Paskui kraupus komiksas bandymas išskirti. Čia apie Claudine, Draculaura ir Claudą. Tai va. Ir čia yra taip pat pabaiga. Štai. Paskui savitas stilius. Katiškas stilius. Jį pristato 2 sesės, katytės. Štai.
Perseponė ir melodija. Štai čia yra toks jų stilius. Na, štai. Čia telefono dėklai. Paskui, oi, palaukit. Čia kažką praverčiau. Prašau. Oi, palaukit. Jo, praverčiau. Paskui čia yra didelis paveikslas. Štai toks, va. Ir verčiam toliau. Savitas stilius, širdelės formos skirtukas. Draculaura parodys, kaip pasidaryti skirtuką. Štai trumpai ir aš parodysiu. Va. Tada, mielas dienorašti, Perseponė ir melodija. Štai, skaitydamas mūsų dienoraštį siaubingai sudirksi. Tada, na, mielas dienoraštis, čia melodija ir Perseponė. Tada čia yra šiek tiek monstrai ir čia yra toraliaistriui. Sorry, kas jį blogai ištariau. Tada yra mielas dienoraštis, čia turi pats susikurti tokį trumpą dienoraščio paslapį. Tada mirtini galvosūkiai, na, čia yra skeletos paslaptis ir yra suras skirtumą. Tada mirtini galvosūkiai, taip pat zombių sudoku, suskaičiuok kaulus, skaičių piramidė, štai Kleo, ir yra siaubinga sumaištis. Štai. Tada baisiai bjauru, siaubingas seilėtekis, na štai matote. Tada yra dar vienas šiurpiai šlykštus pasimaivimas parduotuvėse. Štai matome Draculaura su Frenke. Štai čia yra paskui gana irgi didelis per visą lapą Neferadinilės paveikslas. Neferadinilės. Tada horoskopas. Ką sako žvaigždės sausį? Ir štai galiu trumpai parodyti sėkmę. Ir na. Štai čia matome Draculaurą iš 13 norų ir Gigę. Tada Monserhai paruošk mane, papuošk mane. Čia yra, na, trumpas toks kaip pristatymas kažkokių knygų. Ir ieškok nuo kovo 5 dienos, na, čia aišku 2014 metai. Ir štai naujas žurnalas, na. O šio žurnalo kitoj pusėje yra štai kas. Na štai ir atsisveikiname su šituo žurnalu, taip pat su šio žurnalo gražiu ir fainu parkeliu. Na štai. Na ir sakau ate. Ir nepamirškite, ką sakiau apie 5 dalykus, greitai pakartoju. Pirmas dalykas, tai jei šis video nesurenka daugiau negu 15 laikų, aš parodau dar keletą video ir viskas. Jei surenka jei nesurenka mažiau, o jei surenka daugiau, rodau, na, filmuoju visus žurnalus ir keliu į YouTube, į savo puslapį. Antras dalykas, būtinai like. Trečias dalykas, rašote komentarus, ar jums svarbu, kad būtų su priedu ar be priedų. Ketvirtas dalykas, klausėt, o penktas dalykas, rašot visokius pasiūlymus ir panašiai, arba ką norėtumėt pamatyti. Na ir dabar atsisveikindama sakau ate, iki kito video.